Sveikas gyvas, Justinai. Sveiki, Vytautai, dar kartą. Praeitą kartą, kai buvom susitikę čia prieš keletą dienų, šnekėjom apie sėklos daigumus. Dabar pas mumis tokia situacija pasidarė, kad paprasčiausiai nebeliko sėklų inspekcijos tos vadinamos, reikia vežti į Vilnių arba Dotnuvą, bet ten dabar ant tiek sumaištis yra, kai ūkininkai veža, ten suveža didesnius kiekius, nežinau. Tai aš kaip šnekėjai, tu sakei, kad ten galit per 4 valandas net padaryti tą daigumą sėklos. Jo, Tai kaip... Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba gali tą atlikti. Kadangi užtrunka sėklos pristatymas, tai jie sako, maksimum gali užtrukti 3 dienas, bet ūkininkas, jeigu labai reikia ekstra, gali padaryti, sakykime, ir per dieną. Ir ką jūs pasakė, dar yra tiesos, nes ūkininkai pradeda testuotis visi praktiškai vienu metu. Ir kai pradeda siųsti vienu metu į vieną vietą, tada prasideda eilės. Ir šitą žinau iš pačių ūkininkų. Ir tada iš 2 savaičių pasidaro 3 arba 4. Ir ūkininkai tiek laukti negali. Tai dar kartą pasakysiu, kad šitos technologijos privalumas yra greitis. Ir praeitą kartą Vytautas pats susisiekė su manim. Šį kartą, praeito karto filmavimo metu, užkliuvo man vienas dalykas, ką aš norėjau pasitikrinti. Nes Vytautas sakė, kad žieminių kviečių sėklas mėgsta palaikyti vienus metus. Ir iš kitų ūkininkų tą patį girdėjau, kad yra manoma, kad sėklos kokybė tampa geresnė, bet kiek iš diskusijų su Vokietijos mokslininku, kuris yra prisidėjęs prie šios technologijos, jis sako, kad didžiausias, bet jis kalba ne apie žieminius kviečius, aš noriu pabrėžti, bet bendrai apie sėklas, kad didžiausias daigumas ir ūkininkai turėtų sėti po 2 savaičių. Tai ką aš Vytautui pasiūliau, tiesiog dėl įdomumo, sakykime, galima palyginti šių metų derliaus žieminių kviečių sėklas ir praeito metų derlius. Taip pat dar paprašiau Vokietijos mokslininko, kad padarytų nuotraukas, ką turiu omeny, nes tos sėklos sudedamos į plokštelės, užpilamas reagentas, jis yra mėlynos spalvos. Ir jeigu visiškai mėlyna spalva nepasikeičia, reiškia visos sėklos yra aukštos kokybės. Daigumas bus 99 arba 100%. Bet jeigu kai kurios sėklos yra prastesnės kokybės, tada keičia spalvą į šviesesnę ir rausvesnę, o mirusios sėklos nusidažo baltai. Tai mes parodysim, kaip tas atrodo tos plokštelės, kaip jos nusidažo spalvos. Ir ant tos spalvos dar bus matomi procentai, nes dirbtinis intelektas skaičiuoja pagal atspalvius. Tai nežinau, gal klausytojams bus įdomus palyginimas, sakykime, ir po to, kai gausim rezultatus, galėsim su Vytautu padiskutuoti, nes man prasitarė, kad jis yra ir įsityręs. Tas sėklas tik nesako rezultatą. Neišduodu. Tai va, tai esmė ta, kad, kaip sakoma, pavyzdžiui, ta pati veislė, Valhau, pavyzdžiui, yra 24-23 metų. Tai va, pažiūrėsim, ant kiek per metus, aš turiu praeitų metų irgi tyrimų rezultatus, pavyzdžiui, kaip praeitais metais dariau, ir kiek, pavyzdžiui, per metus pasikeitė, sakykime. Nes aš manau, ne vienas ūkininkas, daug kas daro tą sėklos fondą, vadinamą, išlaikot ne vienus metus, ta prasme, 1 metus, bent jau kaip minimum. Kartais net pasitaiko, pas manęs būna, kad ir 2 metus išbūna sėkla pas manęs ir sėjų. Šiaip kažko ypatingo nesu pastebėjęs, kad ten labai jau suprastėtų stipriai tą daigumas. Tai va, tai bus 23 ir 24 metų. Ir dar tokia man mintis dabar, ką tik atėjo į galvą, kad jeigu matysim, kad yra skirtingi veislių rezultatai ir vis tiek Vytautas jas sės ten laukuose, tai ir įdomu būtų dar
nu, tarkim, vienoj bus 100, kitoj 80 ir įdomu pasižiūrėti, kaip ant pačio lauko atrodys. Aš suprantu, kad ten bus 80, bus užmestas didesnis kiekis. Nu taip. Bet vis tiek, tarkim, kur geresnės sėklos kokybę galėsim palyginti laukuose, ar matysi skirtumas. Irgi tiesiog dėl įdomumo. Nu, tai čia tolygumas biški šiek tiek gali būti, nes kadangi, jeigu, sakykime, daigumas mažesnis, tu padidini normą, tai juk tai nereiškia, kad tau sukris visos daigios arba visos nedaigios. Nu, gali visokie variantai būti. Tai gali būti aukštai tokie tos proberžos, pavadinkim, tokie tarpeliai nedideli. Bet tai nekritiška kviečiam, tai ta prasme, pupas irgi, pavyzdžiui, šiemet sėjau, nu, neturėjau sėklos geros, pavyzdžiui, pasėjau, nu, jau nieks nesėja, man atrodo, tokį 69% daigumą. Tai va, padidinau normą iki reikiamo kiekio, kad gautųsi tas 45, man atrodo, daigus į kvadratą sėjau. Taip jau negaliu sakyti, pusėtinos tokios buvo. Negaliu sakyti, labai retos buvo. Jūs, Vytautai, vis mane ant kitos temos užvedat. Noriu baigti pokalbį, dabar mes kalbėjom, kad trumpai darysim. Bet apie ankštinės sėklas šiek tiek irgi gal noriu pakomentuoti, nes kuo ūkininkai, nes daugiau kaip bendraujam su ūkininkais, jie labiausiai skundžiasi ne grūdinėm sėklom, bet ankštinė kultūrom sėklom. Ir ką aš matau, tirdamas jas, kad būna labai didelis skaičius nenormalių šaknų. Nes į tą tyrimą įtrauktos nenormalios šaknos. Tai gal Vytautai galėtų jūs pakomentuoti. Kaip tas atrodo, Nu, tas komentavimas toks, aš tik iš patirties irgi, pavyzdžiui, kitasik namuose, nu, jeigu jau, sakykime, nepavyksta, matai, kad ten, nu, sėklą gauni, pavyzdžiui, matai, kad pagal laiką tu nespėsi nuvežti sėklų inspekciją, kai anksčiau būdavo. Tai namuose paėmė, atsiskaičiuoja 100 sėklų, ten jos pamirkai ir padaigini. Tai vat būna toks variantas, kad, sakykime, matosi sėkla sudygo, daigelis, nu, ta prasme, šaknelė išleido ir nudžiuvo ir viskas. Tai va, tai ten vadinasi, ta vadinama, kaip tu sakai, nenormali šaknis, nu... Jo, Vokietijos tas mokslininkas sako, nu, turbūt tas augalas sudygs, užaugs, bet jis bus žymiai mažiau produktyvus už tą, kur bus, kas yra logiška. Bet va tą, sakykime, jeigu ūkininkas gali rinktis, gal tokia mintis, kad ūkininkui žymiai pigiau kainuoja, jeigu renkasi iš 2, tarkim, veislių ar iš 2 tekėjų rinktis, žymiai pigiau kainuotų pasitikrinti prieš tai, nes būna labai didelis skirtumai tarp ankštinių. O tai ankštinės lygiai taip pat irgi galima greitai padaryti? Dar greičiau. O. Per 3 valandas. Tai kaip sakoma, pinigai ryte, kėdės vakare. Jo, tai... Naktį atvežat ryte rezultatas. Nu, ryte atvežat vakare rezultatas. Taip turėtų būti. Nu, tai čia kaip iš 12 kėdžių, kaip sakai. Pinigai ryte, kėdės vakare. Nu, tai čia tokiu principu. Tai va, tai šiaip suintrigavai labai mane, tai nes pufom tai tikrai aktualu tas dalykas, tai va, pavasarį žinosi, kur kreiptis. Pavasarį dėl sėklų daigumo. Tai va, tai man atrodo, šiandien mes kažkur labai neįsiplėstume per daug. Tai lauksim rezultatų, tada aptarsim abudu kartu ir pažiūrėsim. Tai va, tai tuo kartu tiek. Ačiū. Nu.